Dar vienas reiškinukas su moduliu. Na, pažiūrim. 2 atimti kubinės šaknis iš 15 modulių, pridėti ir minus kubinės šaknis iš 15 modulių. Mes žinom, kad teigiamo skaičiaus modulis lygus tam pačiam skaičiui, o neigiamo skaičiaus modulis lygus jam priešingam skaičiui. Tai dabar koks šis skaičius, teigiamas ar neigiamas? Pabandom įvertinti apytiksliai. Jeigu aš trauksiu kubinę šaknį iš 8, bus 2. Jeigu iš 27, 3. Tai kubinė šaknis iš 15 bus kažkur tarp 2 ir 3. Šis skaičius neigiamas. Reiškia, nuimant modulio ženklą, aš priekį turiu parašyti minusą. Tai yra pakeisti šį skaičių jam priešingu. Plius, o minus kubinės šaknies iš 15 modulis yra plius kubinės šaknis iš 15. Tai dabar atskliaudžiu. Štai. Ir gaunu 2 kubinės šaknis iš 15 minus 2. Paieškom. Štai šitas negražus atsakymas.